Pasaulis, į kurį pasineriam, tirštėjančios spalvos, erdvės, kurios susilieja į visumą, išnykstantis laiko kontūrai ir beribė tylos teritorija, kurioje prabyla mūsų vidinis balsas. Užuodžiu vėją, akimis ragauju tolius, įkvepiu akimirką. Šią akimirką negalėčiau tiksliai pasakyti, kokioje vaikystės knygoje tai perskaičiau, bet iki šiol nepamirštu minties apie klystantį žmogų, kuris galvoja, kad šiame pasaulyje būtent jis pirmasis nutiesė kelius, kad kelias jam buvo reikalingas tik kaip būdas lengviau įveikti nuotolį, atstumą tarp vietos, kurioje žmogus yra, ir vietos, kurią norėtų jis išvysti. Pirmuosius kelius mūsų žemėje nubrėžė upės, troškusios susijungti su jūromis ir išmokiusios žmogų suprasti, kad ne vienas kelias nėra ir nebus tiesus. Kad vandens bėgiai vedantis per žemumas ir kalnus savaip atsikartos ir mūsų likimuose. Taip kaip ir tikrovės triukšmas vis skverbėsi į tylos zoną, kurioje prieš milijonus metų pirmuosius kelius nutiesė medžiai, kabindamiesi šaknimis į klaidžią gilumą, irdamiesi stiebais aukštyn ir praskindami kelią skleisti šviesą. Vaizduotė mus kartais klaidino, pasaulio atradėjus regėdama kaip užtikrintus keliautojus su žemėlapiais rankose. Iš tiesų jie plaukia į nežinią, toliau už horizonto linijos, pasikliaudami tik patirtimi ir nuojauta. O esminiai jų atradimai ne vien naujosios žemės. Pasaulio istorijoje jų ieškojo šimtai tūkstančių keliautojų. Bet jas atrasti pavyko tik tiems, kurie sugebėjo ištverti nežinią ir neištirpti jos begalybėje. Žymusis Amerikos atradėjas Kolumbas niekam nerodydavo savo žemėlapių. Bet iš lūpų į lūpą sklido istorija, kad jokių tikslių planų ar schemų jis neturėjo. Kad visad vadovavosi tik vidiniu žemėlapiu, o pasiekti kelionės tikslą jam pavyko todėl, nes tame vidaus žemėlapyje buvo sukaupęs daugybę patirčių ir pojūčių, skonių, tekstūrų, kvapų. Jis sakydavo, kad keliaujančio žmogaus tikslas ne vien atrasti, bet ir suprasti, pažinti ir paragauti pasaulio, įkvėpti jo įvairovės. Pirmuosius žmonės judėti skatino ne poreikis atrasti naują teritoriją, ne vien instinktas apsisaugoti ir išgyventi. Žmogus pajuto būtinybę patirti, troškimą keistis, geismą ragauti. Ir keliaudamas jis suprato, kokia aitri gali būti klaida, kokia karti abejonė, bet kokia saldi yra ramybė, sūrus ilgesys ir koks švelnus sugrįžimas. Žinoma, kad mūsų kelionė visada turi tikslą. Judėjimas padeda suprasti laiką, paklydimas mums leidžia prasidėti iš naujo, atvirumas pasauliui ir mus pačius atveria giliau. Bet kelionės tikslas nėra tik vieta, tai ne taškas, kuriame sustosime. Šis kelias mums buvo reikalingas, kad užverstume žinomus žemėlapius ir patys taptume jais, naujais maršrutais ir naujomis patirtimis, neatrastomis skonių jūromis. Šis kelias mums buvo reikalingas suprasti, kad mūsų kelionė tik prasideda.